Sveiki. Labas vakaras. Dar kol kas, žinokit, dar. Toj minutėlė. Sveiki, besijungiantis. Palauksim dar. Labas, Sauliau, malonu. Sveiki. Palaukiam besijungiančių. Va, jūsų to aš pasidėsiu telefoną, kad matyčiau jūsų komentarus, jūsų garsą. Tai va, kol mes čia jungiamės, gal kažkas jau galit kažką prakomentuoti, kaip jūsų nuotaikos, kaip laikotės. Malonu matyti, va, matau žmonės pažįstami, matyti. Sveiki. Gerai girdit mane, gerai matot, ar man dar pasigarsint gal? Gerai, dar šiek tiek palaukiam. Kaip jūsų nuotaikos? Šiandien toks gražus vakaras. Pagaliau negriaudi, nežaibuoja, vėjai nesiautėja, medžių nelaužom. Sveiki, matau, tikrai smagu, kad jungiatės, smagu, kad atėjote paklausyti. Gerai, dar lūptelkim. Ir pagalvokite, šitoj temai gal turėsit kažkokių klausimų ir norėsite užduoti. Tai jeigu norėsite užduoti klausimus, tai aš aišku prašysiu juos užduoti pačiame gale, nes kai jūs užduosit klausimą, po to būna taip, kad aš galiu nusimušti nuo temos, nenorėčiau nusimušti, nebent matysiu, kad klausimas yra labai būtent dabar vietoje ir laiku, tai tada taip, bet šiaip tai pasilikit klausimus pabaigai. Ir dabar jau jūs jungiatės ir aš jau jūsų noriu paklausti. Mes šiandien kalbam apie perdegimo sindromą ir mano klausimas būtų toks. Ar jūs esate dabar tame? Kodėl jums aktuali šita tema? Taip, arba jūs jau galbūt esate? Galbūt jūs jau tai praėjote, gal jums jau tai jau viskas, tiesiog dar, kaip pasitikrinti, tarsi norėtumėte. O galbūt kažkas kaip tik jau esate dabar tokioje jau stadijoje, kad jau jaučiate tuoj, bet pas mane tuoj tai nutiks. Tai va, jeigu esate, parašykite vienetuką, jeigu buvote šitame sindrome, buvote tai patyrę, parašykite dvejetuką. O jeigu jau jaučiate, kad pareina, parašykite trejetuką. Parašykite. Duokite atgalinį ryšį. Sveiki, va, matau, dar pažįstamų veidų jungiatės. Va, jau rašote, ne? Matau vieną dvejetuką, trejetuką. Gerai. Dėkui už atgalinį ryšį, smagu, dėkoju. Visokių žmonių yra, ir vienetai, ir dvejetai, ir trejetai. Gerai. Tai tikrai labai malonu visus matyti ir apskritai smagu šiandien eiti į eterį iš naujo, nes aš, žinokit, jau tikrai senai to nedariau ir tikriausiai tai pastebėjote ir pagaliau vėl pribrendau, nes jau tikrai žmonės man rašo ir klausia, Gintarė, kur pradingote, gal kažkas nutiko, nebesimato nei jūsų mokymų, nei jūsų laivų nebesigirdi. Ir tikrai buvo nutikę ir buvo nutikę tai, apie ką šiandien kalbu. Man tikrai buvo nutikęs emocinis perdegimas ir tikrai nieko, žinokit, nuoširdžiai sakau, man nebesinorėjo daryti. Ir užtat aš nevežiau jokių laivų, nevežiau jokių mokymų, dar kažkur kažką taip lyg ir bandžiau, bet visą tą dariau be jokio noro. Ir šiandien, ačiū Dievui, su noru.
su džiaugsmu, man labai miela jūs matyti, man labai gera jūs matyti. Ir aš džiaugiuosi, kad visa tai praėjo, tas perdegimas praėjo ir kad vėl yra kūrybinis įkvėpimas, vėl noras dalintis, vėl noras tikrai kažką tai tokio vėl veikti, panašaus. Ir mane tai pačią džiugina, tikiuosi, džiugina ir jūs. Nes jeigu klausote, gal tikrai jums yra naudinga tie mano visi mokymai. Ir kaip man tai nutiko? Šiandien aš pirmiausia papasakosiu, aišku, apie save, nes aš apskritai linkusi kalbėti apie tai, ką aš esu išgyvenusi. Taip, aš aišku ir teoretikė, aš labai daug ir skaitau, labai daug mokausi, labai tikrai tokia žinių kaupikė, bet aš tai visai kitaip galvoju, tos mano žinios būtų nieko be praktikos, be to, kas nutinka iš tikrųjų mano gyvenime. Ir nežinau, ar tikrai galėčiau būti kompetitinga ir dalintis, jeigu neperleičiau to per save. Tai vat būtent šitas emocinis perdegimas įvyko man pačiai ir visiškai nesenai, ne per seniausiai, tai yra šiais metais, kaip šiais metais, jau savotiškai, suprantat, kas nutiko, iš tikrųjų praeitais metais, rugpjūčio mėnesį, vieną vakarą sėdžiu pas draugę Klaipėdoje, laikau rankoje telefoną ir aš matau ant mano akių dingsta mano Facebooko profilis. Ir aš iš Gintarės Davainienės staiga tampu kažkokią, tai žinokit, Aleksandrą Dadarijų. Ir man tikrai buvo didelis šokas ir kame, todėl kad aš jau buvau girdėjusi apie tos Facebooko profilio nulaužimus. Ir tas šokas buvo todėl, kad aš dabar supratau, kad greičiausiai dabar bus nuskaičiuoti pinigai iš mano banko sąskaitos. Nes visi šitie hakeriai, jie ieško tokių profilių, tokių kaip mano, kurie buvo prijungti prie, kur buvo reklamuojami profiliai, kur reklamuojami mokymai ir su tikslu, kad ten bus prijungta kreditinė kortelė ir tenai bus galima nusiimti pinigų ir paleisti savo mokamas reklamas. Tai vienas iš tokių sukčiavimo būdų, ką daro hakeriai. Tai visą laimę, kad aš laiku spėjau paskambinti savo vadybininkams ir jie spėjo ištrinti duomenis ir aš nenukentėjau finansiškai, bet iš tikrųjų tai buvo labai didelis stresas, nes galėjau to nespėti padaryti ir tikrai žinau tokių žmonių, kurie to padaryti nespėjo ir kurie dar ir nukentėjo labai stipriai finansiškai. Tai kaip tai susijęs su mano emociniu perdegimu, taip kad įsivaizduokit, tai dingsta profilis, dingsta krūvos sekėjų, mano senasis profilis turėjo apie 12 000 sekėjų, tai aišku, ten ne 120 000 ir ne milijonas, bet tai vis vien buvo didelis darbas, didelis įdirbis padarytas, bet ne tai turbūt skaudžiausia ir nemaloniausia šito istorijoje buvo tai, kad iš tikro prie mano profilio buvo prijungti visi mano video mokymai, visos grupės. Ir buvo per tuos metus, aš nežinau, kiek aš jau tenai metų vedžiau tos mokymus, buvo labai daug prikurta mokymų, buvo labai daug pridaryta grupių ir tenai tiesiog vietoj manęs atsirado Aleksandra Dadarijų. Dar pradžioje video buvo pasiekiami, ten mes radom su vadybininkais būdą, sugalvojom, kaip juos pasiekti, kažką tai dar spėjom išsikelti, bet šiaip tai, žinokit, dingo labai didelė dalis mano mokymų ir aš tiesiog stebėjau ir mačiau, kaip viskas tiesiog dingsta, viskas trinama, nesuprantu kokiu tikslu, bet tikrai nieko nesugebėjau padaryti, niekas nepadėjo, kur aš tik tai nerašiau, kiek tik tai man žmonių nepadėjo. Ir Facebooką rašiau, nieko jokio negavau atgalinio ryšio, nieko absoliučiai, bet tikrai tikrai čia dabar pasakoju ne apie tai, kad paverkšlenti, bet pasakoju priežastį, ne kodėl tai nutiko man, nuo ko visą tai prasidėjo. Ir tikrai tas visas buvo labai nemalonu ir aš ten kažkaip desperatiškai dar bandžiau viską tvarkyti, daryti ir žinokit, tikrai atėjo tokia diena, kai man nusvyro rankos. Tai aš praradau prasmę, tai man atrodo, kad Dieve, tai kaip taip dabar, ką dabar daryti. Tai visas toks įdirbis, viskas tiek padaryta, viskas, nieko, reklamos pasiekti kažkaip niekaip negaliu.
viską reikia pradėti nuo nulio, man viską reikėjo pradėti iš naujo. Tai va, aš tikrai jaučiausi tokia, kaip žinot, apvogta, kaip patyrusi didelį bankrotą ir tikrai reikėjo motyvacijos ir įkvėpimo vėl viską pradėti nuo nulio. Tai aišku, tai buvo ne tik tai ir aš galvoju, kad tai buvo dar susiję, ko gero, žinokit, vis tik tai ir su mano pačios mintimis, su tuo, ką aš apskritai savo gyvenime tuo metu mąsčiau, ką aš tuo metu dariau, kokie buvo mano veiksmai, kokios buvo mano mintis, nes aš esu tas žmogus, kurį tikiu, kad nieko gyvenime atsitiktinai nebūna. Ir aš paskutiniu metu atsiprašau, norėjau pasakyti, mano draugas sako, Gintarė, sako, tu prisimink, ką tu paskutiniu metu kalbėdavai. O aš vis sakydavau, žinai, aš nebenoriu tiek daug dirbti. Aš kažkaip noriu, aš pavargau. Aš iš tikrųjų pavargau tiek daug pastoviai sukti galvą, pastoviai tuos mokymus, aš jau jų tiek prikūriau, aš jau tiek jų visko pridariau, aš kažkaip jau nebematau tarsi kažkokios tai prasmės. Ir jis man sako, tai tu pagalvok, tu pati pasakei, kad tu nebenori tiek daug dirbti. Visą tą tave išgirdo. Na, tai aš supratau, kad aš jau buvau perdegusi iki šito, iki to, kad aš jau buvau pavargusi. Ir va būtent tas perdegimo sindromas, emocinis sindromas, jisai tikrai labai yra stipriai susijęs būtent su perdegimu darbe ir būtent su per dideliu krūviu. Per dideliu krūviu, lėtiniu nuovargiu, emocinio išsekimo būsena. Tai aš va taip, žinokite, jaučiausi, kad tikrai buvau jau pervargusi, krūvis tikrai buvo didelis, buvau prisėmus daug visokių darbų, labai tokių, tikrai daug grupių, daug visokių darbų. Ir kaip vat jūs, dabar noriu jūsų paklausti, kaip jūs jaučiatės dabar? Ne, kas jaučiatės pavargę darbe, rašykite komentaruose, pasidalinkite, labai įdomu, kaip jūs jaučiatės. Ar jūs dabar esate būtent tokiam stovi, kai jaučiate didelį lėtinį nuovargį, kai absoliutus emocinis išsekimas, kai tokia būsena jau. Ir galbūt dabar jau pas jūs yra chroniškas stresas. Nes iš tikrųjų perdegimas tai tikrai reali šiuolaikinio pasaulio problema, labai didelė problema. Ir jos tikrai nereikėtų atmesti. Ir aš manau, kad priešingai tikrai reikėtų labai susirūpinti. Ir užtat apie tai noriu kalbėti. Ir noriu galbūt kažką tai paraginti, vis tik tai kažkaip išeiti iš tos būsenos, padėti išeiti iš tos būsenos. Ir kad pradėti nuo nulio galbūt, net va taip kaip man, išdrįsti vėl pradėti nuo nulio. Nes yra toksai posakis, kai kažkas yra pasakęs, kai neprisimenu, kas šito posakio autorius, kad sako, nebijok visko pradėti iš naujo. Nes šį kartą tu jau pradedi ne nuo nulio, bet nuo patirties. Tai va aš jau dabar vėlgi pradedu ne nuo nulio, ne nuo visiško tokio, kad visiškai, kai reikėtų pradėti mokytis iš naujo, viską kurti iš naujo, viską daryti iš naujo, bet jau viskas, jau yra patirtis ir tą patirtį dabar galima tiesiog pritaikyti. Ir dar man vienas posakis labai patinka, kuris sako, nepergyvent dėl visokių nesąmonių. Visokios nesąmonės tikrai nepergyvena dėl tavęs. Tai mes žinokit, iš tikrųjų, mes labai daug dėl visko gyvenime pergyvenam. Labai prisikuriam savo galvoje visokių filmų, tikrai prisigalvojam visokių nesąmonių, dėl jų po to pergyvename ir emocinis perdegimas irgi įvyksta ne tik tai dėl didelio krūvio darbe, bet ir dėl bardako mūsų galvose, dėl mūsų per didelio minčių srauto. Mes nualinam save ne tik tai fiziškai, bet mes nualiname save ir protiškai. Jeigu dabar kalbėti šiek tiek apie teoriją, tai emocinio perdegimo terminą iš tikrųjų 1974 metais įvedė toksai psichiatras Herbertas Freudenbergeris. Jau pavardę tai prisiminti, tai dieve, Freudenbergeris. Tai va, ir žodžiu, šitas sindromas reiškia iš tikro didėjančio, kaip ir sakiau, lėtinio nuovargio ir emocinio išsekimo būseną, ir kurie atsiranda būtent dėl neperdirbto, būtent chroniško streso. Ir tas stresas gali būti susijęs su visom jūsų gyvenimo sritim.
Nors psichologai daugiau linkę skaityti, kad tai būna daugiau susiję su darbu, su jūsų kažkokia tai veikla, socialinė veikla, su studijomis, pavyzdžiui, su mokslais. Bet tikrai, žinokit, iš praktikos sakau, kad susiję ir taip pat ir su kitom gyvenimo sritim, ir su santykiais ir taip toliau. Matau, kad komentuojate, rašote, kad veikla nebeteikia džiaugsmas, kad nedžiugina, rašot perdegimas, pervertimas darbe, atvedė prie to, kad jau man amen, susirgau, jo, suprantu, tikrai iš tikro, kad būtent ir mes po to, jeigu mes nieko su savim nedarome, jeigu mes turime šitą sindromą, mes tikrai susirgam ir prasideda įvairiausi psichosomatiniai susirgymai ir rimtesnės lygos pasireiškia. Ir jeigu mes šito netvarkome ir negydome, tikrai problemų atsiranda. Kas man pačiai buvo, aš iš tikrųjų turėjau padidintą spaudimą. Ir aš nuo jo taip kentėjau, labai buvo stiprus, toks, ir kaip stiprus, ką tai reiškia stiprus. Tai buvo man taip netikėta ir man tai buvo taip ūmu ir aš buvau labai prie to nepratus, nes aš visą gyvenimą su žemu spaudimu. O čia staiga dar prie viso to jis pastoviai aukštas, nes būtent tai yra jau lėtinio streso pasiekmė, bet viso šito sindromo pasiekmė. Ir kaip dabar prisimenu, kai bandžiau gelbėtis nuo šito sindromo kažką tai veikti, atsimenu, važiuoju į šokius vakare, šokti salsos, nes pradėjau lankyti salsą, nes tai yra tikrai tas užsiėmimas, kuris man teikia labai didelį džiaugsmą. Ir atsimenu, privažiuoju prie šokių, išgeriu kaptokrylio tabletę ir einu šokti, žinokit, netgi tai buvo. Prieš išvažiuodama iš namų pasimatuoju spaudimą, ten koks 160, ten 100 kažkiek tai. Ir tikrai visiškai buvo nejuokinga. Bet aš galvoju, negaliu dabar kristi lovą, aš negaliu taip visiškai pasijausti ligoniu, nes aš tai žinau save, jeigu aš tik tai įjungiu ligonio režimą, tada man atsitiesti ir pasikelti būna tikrai labai labai sunku. Dar rašot, patyriau tai, po 25 metų veiklos pakeičiau darbą, dabar jau geriau. Dėkoju, kad dalinatės, dėkoju Jums labai už atgalinį ryšį. Tai va, kaip ir sakau, žinokit, perdegimas gali būti ir po kažkokio tai labai stipraus išgyvenimo. Būtent po ūmaus streso, bet, pavyzdžiui, reakcijos į kažkokį tai jūs išgąsdinusi įvykį, kažkokį tai bauginantį įvykį, pavyzdžiui, arba kažkokį tai tiesioginį poveikį, kažkokį jums traumatinį poveikį, pavyzdžiui, tai gali būti kažkokia psichotrauma, tai gali būti smurtas, tai gali būti darbo netekimas, kai žmogus ypač tiek daug metų pradirba, pavyzdžiui, ypač viename darbe ir daugiau galbūt kažko nemoka, nežino, nebeturi kompetencijos ir jis tiesiog pasimeta ir nežino, ką daryti. Arba, pavyzdžiui, tai artimo žmogaus mirtis ir tai gali būti skyrybos. Ir taip pat gali tai būti dėl netiesioginio poveikio, tai pavyzdžiui, stebint kažkokius tai įvykius, mes aplinkui dabar daug visokių įvykių, tai ir karo įvykiai ar dar kažkokie tai. Ir ypač netgi gali būti kažkokie tai įvykiai, kurie nutinka kitiems žmonėms. Ir žinot, šita būklė, jinai savaime liga nelaikoma. Tačiau iš tikrųjų perdegimas tikrai yra tas veiksnys, kuris tikrai gali turėti įtakos jau būtent ligų vystymuisi. Ir būtent šitas lėtinis stresas, jisai būtent ir sukelia perdegimą ir depresiją. Perdegimas, depresija, jie žinokit, tie žodžiai, tai kaip čia dvi seserys, dvi pusseserės ar kaip norit, nes viskas ten yra susiję, nes perdegimas visą laiką yra siejamas su depresija. Tai turbūt visiems yra labai labai svarbu, kaip iš tikro atsekti tą perdegimą. Bet jūs greičiausiai, jūs jau pagal požymius jau suprantate, kad tai yra perdegimas. Taip, jūs jau greičiausiai suprantate, kad tai va būtent tas sindromas. Taip, sakykite, ar suprantate. Ar jums, pavyzdžiui, neaišku, ar jūs norite pasitikrinti. Kad irgi atsakykite į klausimą. Tai va, ir iš tikrųjų dabar yra manoma, kad būtent šiuolaikinis pasaulis dėl perkrovos, informacinės perkrovos, dabar labai didelė informacinė perkrova ir labai greitas gyvenimo tempas. Ir visa tai būtent neišvengiamai sukuria sąlygas atsirasti emociniam šitam perdegimui.
Dabar ilgos darbo valandos. Aš nesakau, kad anksčiau nebuvo ilgų darbo valandų, bet dabar žmonės iš tikrųjų sugeba save tikrai labai stipriai nualinti, nes jeigu kažkas, pavyzdžiui, dirba, kur yra valandos nuo iki ir gali, tiesiog uždaromas ofisas, neuždaroma įstaiga kažkokia, tai jie gali išeiti. Bet dabar yra labai daug žmonių, pavyzdžiui, tokių freelancerių, kurie iš vis ten savo valandų neskaičiuoja, dirba namuose, dirba prie kompiuterių. Ir jie savo valandas taip išilgina ir jie iš vis nebesupranta, kada pas juos yra laisvas laikas, kada ten tos darbo valandos. O aš, pavyzdžiui, pati save laikau būtent irgi tą freelancerę. Ir man irgi kaip susimaišė, aš nebesuprantu, kada pas mane išeiginės, aš visai kas stengiuosi prisitaikyti prie klientų. Pavyzdžiui, aš dirbu dar individualiai, vedu psichoterapinės sesijas, konsultacijas individualias. Ir visai, kas stengiuosi prisitaikyti prie kliento, tada dirbu šeštadienį, sekmadienį, dirbdavau. Ir iš vis man viskas susimaišė, mano darbo valandos su poilsio valandom man susimaišė. Kas dar, kas yra labai būtent mūsų didžiausias priešas ir būtent šito sindromo atsiradimas, tai būtent nuolatinis skrolinimas ir dalyvavimas socialiniuose tinkluose. Aš suprantu, kad jūs dabar irgi dalyvaujate socialiniam tinkle, jūs žiūrite šitą video, šitą laivą, bet aš tikiuosi, kad jums bus naudingas ir jūs tikrai turėsite prasmingą laiką, bet kiek mes iš tikro neprasmingo laiko tenai praleidžiam. Mes toks jausmas norime užmušti laiką, kažką tai tiesiog prastumti laiką, pabėgti nuo savęs. Ir iš tikro, jeigu kalbėti psichologiškai, aš jums pasakysiu kaip terapeutė, tai būtent skrolinimas yra mūsų gynybinis mechanizmas. Gynybinis mechanizmas tam, kad nejausti slopinančių jausmų, kurie yra tokie kaip nerimas, kaltė ir gėda, ir kurie mus slopina nuo mūsų užgniaužtų emocinių pagrindinių bazinių jausmų. Tai nuo liūdesio, nuo baimių, nuo pykčio ir tokių pagrindinių svarbiausių bazinių jausmų. Taip? Tai ir mes ką tik tai, nedarome, kad tuos jausmus paslėpti, užspausti, jų neiškelti, neišgyventi, nes mūsų psichika mūsų saugo nuo skausmo. Tai mes, skrolinam ir masiškai visi, pažiūrėkite, visi aplinkui su telefonais ir rankose, ir to gyvo bendravimo, ir to tikrai tinkamo miego ir gero poilsio tikrai labai labai trūksta. Ir nuoširdžiai savo prisipažinkite, dabar pagalvokite apie save, kaip jūs nueinate miegoti prieš miegą. Jūs laikote telefoną rankoje, kada jūs padedate telefoną, kada jūs jį išjungiate. Ir taip, aš buvau tokia pati, irgi žinokit, aš supratau, kad aš irgi darau tą patį. Ir apie tai labai labai susimąsčiau ir dabar nuoširdžiai sakau, stengiuosi jau valandą prieš miegą padėti telefoną kuo toliau nuo savęs, į šoną, į šalį ir jau kažką tai tokio veikti raminančio, tokio lengvesnio, kažkokią tai meditaciją, arba jeigu jau ir kažką tai darau, tai klausau kažkokią tai meditaciją arba kažkokią tai ramią muziką dar stengiuosi paklausyti, bet jau tikrai, žinokit, tikrai supratau, kad tas visas šurmulys, kuris tenai yra tose socialiniuose tinkluose, viskas ten svetimas gyvenimas, mes ką mes darom? Mes juk visi stebime svetimą gyvenimą. Ir tada mes negyvename savo gyvenimą, mes jam nebeturim kada, nes mes visi stebime svetimą gyvenimą. Ir štai nebeturim gyvo bendravimo. Mes nebeturim nei tinkamo miego, nei gero poilsio ir visa tai, mylėjai, sukelia stresinę būseną. Mūsų psichika, jinai nespėja prisitaikyti prie aplinkos. Jinai negali susidoroti, jinai nespėja susidoroti su tokiu srautu, su tokiu spaudimu iš visų pusių, iš viso pasaulio. Ir svarbiausia, kad mes tai susikūrėme patys. Ir tikrai yra daugybė išorinių ir vidinių veiksmų, kurie prisideda prie šitos būsenos atsiradimo. Ir aš šiandien su jumis noriu būtent pakalbėti apie požymius. Kokiegi požymiai perdegimo sindromo? Tai pirmiausia yra elgesio ir mąstymo pokyčiai. Kokie jie gali būti? Tai pavyzdžiui, pasipriešinimas eiti į darbą. Jūs pradedate vėluoti į darbą.
Netgi, pavyzdžiui, polinkis į nelaimingus atsitikimus. Tai žinokit, tai irgi yra perdegimo požymis, todėl kad jūs, taip atrodo, nu prie ko čia aš, kažkoks tai nelaimingas atsitikimas, bet jūs tiesiog prarandate budrumą, jūs tampate tokie, žinot, tokie kažkokie apatiški, jūs nesekate pievos, kaip aš juokais sakau, jūs nesate čia ir dabar, ir jūs tokie žioplesni, galbūt žmonės pasidaro, ne, ir jie, va kažką žiūrėk, pirštą kažkur įkiša, koją kažkur pakiša, nugriūna ar panašiai. Tada kas dar? Sumažėjęs susikaupimas, sumažėjęs kūrybiškumas, atidėliojimas, prokrastinacija, netgi prasideda paprasčiausių užduočių vengimas. Kas dar? Obsesinės, įkyrios mintis, kažkokios, kaip pavyzdžiui, jums neduoda pastoviai ramybės, kažkokios jūsų mintis apie darbą, apie santykius, apie dar kažką, apie mokslus, apie kažkokius tai ten jūsų neišspręstus probleminius klausimus ir taip toliau. Kas dar gali būti? Pavyzdžiui, dar bandau prisiminti, padidėjęs įtarumas, nepasitikėjimas žmonėmis toks atsiranda. Kas dar gali būti? Neigiamas savęs vertinimas, nuvertinimas, labai stipriai krenta savivertė. Aš ten apie nemeilę savo jau nekalbu, ten pradedam nebesuprasti iš viską, tai reiškia mylėti save. Taip pat mes ne tik tai neigiamai tada pradedam vertinti save, mes neigiamai ir kitus vertiname. Toks bambėjimas atsiranda, nepasitenkinimas viskuo. Atsiranda nenoras bendrauti su kitais žmonėmis, noras atsiskirti, nuo visų užsidaryti. Man tai buvo. Aš nenorėjau, žinokit, su nieko bendrauti. Man norėjosi atsiskirti. O esu priversta bendrauti ir turiu daug bendrauti, su klientais turiu daug bendrauti. Ir būdavo pabendrauju, prisibendrauju su klientais, galvoju, čia gerai, čia yra darbas, bet jau galvoju viskas, jau artimiems žmonėms, man tikrai, tiesiog jau galvoju, jeigu aš prisibendravau darbe, artimiems žmonėms man laiko. Jau man nebebuvo net jėgų, žinokit, bendrauti. Toks buvo tikrai kažkoks apskritai ir nusivylimas ir savimi, ir žmonėmis tikrai buvo toks tikrai kritinis laikotarpis. Vat būtent gaunasi, kad tokie atsiranda emociniai pokyčiai. Nuobodulys, tokie depresijos požymiai, tokia apatija atsiranda. Man toks buvo prasidėjęs kažkoks liūdesio jausmas, toks kažkoks papildomai kažkaip verkšlenti norisi. Ir aš taip net juokais sakau, man išnyro toks tarsi prigimtinis liūdesys, man atrodo, kad kažkoks chroniškas, tokia chandra kažkokia tai prasidėjo. Kas dar būna? Būna pykčio protrūkiai, agresija prasideda pas žmonės. Kažkoks atsiranda kaltės jausmas, nesėkmės jausmas, toks apskritai irzlumas atsiranda labai labai didelis. Dirglumas ir gali pas žmonės būti netgi toks jausmas, kad iš jų tyčiojasi, kad juos nuvertina, kad, tokia net paranoja gali atsirasti. Tai dar nuo viso to atsiranda noras atsiriboti nuo tų žmonių. Dar vienas iš požymių toks, kad rytinis nuovargis, nuo pat ryto nėra jėgų. Taip pat atsiranda grėsmės ir panikos jausmas. Aišku, panikos priepuoliai, tai ten vėlgi atskira tema, galėsim kada nors pakalbėti apie tai, galėsiu padaryti laivą apie tai, nes tikrai pati tą patyrus, išgyvenus ir ačiū Dievui visą tai jau praeityje, bet irgi tas panikos jausmas, tai irgi, žinokit, tai irgi gali būti labai susiję su tuo. Dar toks atsiranda kažkoks kaip vidinės tuštumos jausmas, toks atsiskyrimo kažkoks jausmas. Kas dar prasideda? Prasideda noras prie visokių žalingų įpročių sugrįžti. Jeigu ten, pavyzdžiui, žmogus galbūt ten dar saikingai vartojo, arba ten iš vis nevartojo, tai gali atsirasti noras vėl pradėti vartoti alkoholį, padidėja noras rūkyti, ten kofeino vartojimas, arba ten kokius saldumynų valgymas, ten apskritai emocinis valgymas gali labai stipriai prasidėti. Tai ar jums pažįstami šitie simptomai, šitie požymiai, ar jūs juos jaučiate? Pasidalinkite, prašau, su manimi. Pasidalinkite, ar pažįstami. Kas dar? Taip pat fiziniai pojūčiai, sveikatos pokyčiai, miego sutrikimas, pasidaro tokie netgi sapnai kažkokie labai sunkus. Košmariški net gali būti sapnai.
Labai būdingas prie šito perdegimo emocinio galvos skausmas. Galvos skausmai gali padidėti. Bet tas būtent fizinis nuovargis. Parašykit, prašau, ar jūs jaučiate tuos simptomus. Apetitas gali sumažėti. Pas kitus, aišku, gali padidėti apetitas, nes gali atsirasti, kaip ir sakiau, noras valgyti, noras užvalgyti emocijas. Kas dar gali sumažėti? Gali sumažėti lytinis potraukis, gali sumažėti imunitetas ir prasidėti įvairiausios lygos, ypač psichosomatikos lygos. Kas dar? Kas čia dar aš ką pasižymėjau? Tokia, taip vadinama anhedonija. Toksai terminas yra sugebėjimas, tai yra kaip tik nebegebėjimas patirti teigiamas emocijas. Dar gali būti pakytęs realybės pojūtis, pavyzdžiui, jausmas, kad jūs esate kažkokiam kaip transe, kad laikas kažkoks tai sulėtėjo. Taip pat gali būti kognityviniai sutrikimai, gali būti sunkumas susikaupti, gali būti atminties sutrikimas. Ir, kaip minėjau, gali būti obsesijos, tai įvairiausios įkyrios mintis, arba, pavyzdžiui, žmonės ten pradeda sekti kažkokias nuolat naujienas, pergyventi, ten stebėti pasaulį, ar jau čia dabar viskas, kaip čia, žodžiu, ar čia man negrėsia ta mirtis, ar man negrėsia pavojus. Ir netgi, pavyzdžiui, gali dar būti toks dalykas, kaip mintise kartojimas to, ką, pavyzdžiui, girdite ir matote. Su savim kalbėjimas padažnėja. Tai jaučiate tos požymis, rašot, bet rašot, kad užduočių nevykdymas, atidėliojimas, sugrįžo žalingi įpročiai. Dėkoju, kad dalinatės, dėkoju. Kaip kitiem, ar kažkas tai irgi kažkokiu tai šitų požymių. Ir dabar visgi veiksniai. Dar grįžkime prie veiksnių. Aš noriu vis tik išvardinti visus, kiek aš prisimenu, kiek aš dabar žinau, visų tų veiksnių, kurie vis tik tai paskatina atsirasti šitam perdegimo sindromui. Taigi, kaip ir sakiau, kadangi tai yra pirmiausiai susijęs su mūsų veikla, su mūsų darbu. Tai yra dažniausiai būtent nuo to atsitinka. Tai yra, kada emociškai labai įtemptas jūsų darbo turinys. Ką tai reiškia emociškai įtemptas? Pavyzdžiui, kaip mano darbas tikrai yra emociškai įtemptas. Nes aš per dieną turiu išklausyti daugybę žmonių istorijų. Pas manegi nesikreipia su džiugiom istorijom. Pas mane žmonės kreipiasi su sudėtingomis istorijomis. Su tikrai kokių tik tai, žinokit, per šitos paskutinius 6 metus, kai aš jau tą darau, kai konsultuoju individualiai, su kokiamis, žinokit, istorijomis tik tai žmonės neteina. Ir kada ypač labai sudėtinga, kada kreipiasi žmogus, kuris serga nepagydoma liga. Ir kada tu supranti, kad tam žmogui tikrai galbūt, nieks nežino, kiek jam ten duota gyventi, ar su kažkokiam tai tikrai tokiam dideliam problemom, arba labai po sunkių skyrybų, arba po kažkokių traumatinių patirčių, tokių kaip mirtis kažkieno ar panašiai. Ir kai žmogus sėdi ir verkia, ir kada tu jo klausai, ir vis vien esu žmogus irgi, ir aš tikrai pradedu jausti irgi tas įtampas, ir mane irgi tai veikia. Tai ir iš tikro skaičiau, kada domėjausi apie perdegimą šitą sindromą, tai tikrai skaičiau, kad dažnai juo būtent suserga, tai pavadinkim, suserga ne gydytojai, patys gydytojai, psichologai, terapeutai įvairiausi ir žmonės, kurie dirba būtent, turi tą įtemptą darbo turinį, kur, pavyzdžiui, gydytojai, kurie susiduria su mirtimis labai stipriai. Pavyzdžiui, tikrai vakar buvau susitikusi su pažįstama, kalbėjom, jie dirba ligoniniai, slaugė, ir ten sako, tu neįsivaizduoji, sako, kaip yra iš tikrųjų sunku, kai žmonės, tu supranti, kad atvažiuoja, tiesiog atvažiuoja numirti, ir tu matai pastoviai susiduria su tą mintim, ir žmonės atbunka, tarsi tai mirčiai, tai atjautai tarsi atbunka. Ir tas atbukimas irgi, žinokit, yra emocinio perdegimo sindromo pasekmė. Ir pavyzdžiui, kažkas galbūt padeda kažkokiems pabėgėliams, kaliniams arba ten kankinimus išgyvenusiems asmenims. Tai būtent emociškai įtemptas darbas. Po to, kas sudėtingos darbo sąlygos. Pavyzdžiui, kaip ir sakiau, įtemptas darbo grafikas.
labai ilgos darbo valandos, labai stipriai padidėjęs darbo krūvis. Pavyzdžiui, jeigu jūs jaučiatės darbe teisiškai nesaugus, neapsaugoti, jūs, pavyzdžiui, įdarbinti, nu tai pavadinkim, nelegaliai įdarbinti, na, būna ir taip. Na, jūs jaučiate darbe psichologinį smurtą, nejaučiate, jūs patirėte tiksliau psichologinį smurtą. Kai kurie darbė sugeba net ir fizinį smurtą patirti, aš ir tokiu esu konsultavusi. Taip pat galbūt tai yra kažkokie, tai pavyzdžiui, bendraminčių priekaištai arba vadovų priekaištai, ar galbūt tai kritika, apkalbos, melas. Ir jūs pastoviai, bet jūs darbe tokia turite atmosferą ir jūs turite tai išgyventi. Lygiai taip pat dabar tai tinka ir jeigu jūs esate santykiuose, kur jūs pastoviai išgyvenate nemalonias emocijas ir jūs pastoviai girdite priekaištus, kritiką, jūs pastoviai esate apkalbamas, jums meluojama, jūs pats pastoviai turite meluoti ir dar kažkaip jūs vis vien persitims. Jūsų psichika persitims, jūs vis vien suprantat, jūs kažką vis vien gyvenime turėsite daryti ir keistis, nes tai jūs prives prie lėtinio streso. Tai va, ne? Kas dar? Per didelis tas iš tikro darbo krūvis, kaip ir sakiau. Žmonės prisiema labai daug užduočių, kurias reikia atlikti ir problemų, kurias reikia išspręsti. Ne, per didelis, per daug savo prisikrauna. Nes dauguma iš mūsų tai sako, kaipgi be manęs. Be manęs niekas taip gerai nepadarys kaip aš. Tai va. Ir kada dar visiškai ne per seniausiai konsultavau moterim, kuris sako, kad aš darau tam tikrą darbą, turiu grupę žmonių, kuriems vadovauju, įkūriau tokią kaip bendruomenę ir sako, nejaučiu atgalinio ryšio, nebejaučiu naudingumo ir nebejaučiu finansinio pasitenkinimo to. Visiškai kažkaip viskas tarsi darau, bet jokio pasitenkinimo. Nei moralinio, nei dvasinio, nei finansinio. Ne, tai va taip irgi gali būti. Bet tada iš tikrųjų nepatenkinamas tai yra darbo užmokestis. Yra žmonės, kurie dirba, apskritai negauna darbo užmokesčių. Ne, tai vėl irgi jie, kažkada ateina tas emocinis perdegimas, jie nebenori dirbti to darbo. Ir taip, kada būna apskritai nepasitenkinimas tam darbu. Jūs dirbate ir jūs pastoviai tenai dirbate ir jums tenai nepatinka ir jūs vis vien dirbate ir jūs bambate, bet vis vien dirbate, nieko nekeičiate, nieko nedarote, dirbate. Tai va, ir galbūt pastovi kažkokia tokia vieta, ne kažkokia tai niūri jūsų darbo vieta, nemaloni vieta, tokia aplinka net nemaloni. Tai va, kas dar? Dar gali būti išsiblaškymas, kada jūs, tas išsiblaškymas, kuris neleidžia susikaupti ties darbais kažkokiais, tai ar namų, ruošos užduotimis. Taip pat mus labai spaudžia morališkai. Visi tie deadline'ai, kada mes turim kažką tai padaryti. Ir pastebėt, ką daro žmonės. Jie iš tikro nutempia viską iki pat to deadline'o, iki tos pabaigos. Tempia, nedaro, dar prokrastinuoja, atidėlioja, ne dabar, vėliau, dar yra laiko, dar yra savaitė, dar yra 5 dienos, dar yra 3 dienos ir po to griebėsi paskutiniu metu, daro per naktis, neišsimiega, ir daug žmonių taip pat neįvykdo tų terminų, užtempia, uždelsia, po to yra strese ir taip toliau ir panašiai. Tai va, dar kartą primenu, kad labai stiprų poveikį šitam daro šitą nesveiką kolektyvo ir šeimos aplinką, kad visokie konfliktai, visokie spaudimai, arba, pavyzdžiui, netgi kažkokia tai izoliacija, kada mes jaučiame atstumimą. Tai šitas dar labai daro didelę įtaką. Ir ką, ir svarbiausia, kad žinokit, tas perdegimas jisai būna ne tik tai, kada mes dirbam, kažkokią tai turim veiklą mūsų darbuose ir panašiai, bet taip pat ir santykiuose. Kodėl būna santykiuose? Todėl, kad, pavyzdžiui, mes ateinam į santykį visi, mes turim labai daug lūkesčių žmogaus. Mes turim visą lūkesčių sąrašą, koks tas žmogus turėtų būti ir kokie tie santykiai turėtų būti.
Ir kitiems užtenka pagyventi mėnesį. Kažkam ir daugiau, ir ilgiau, kažkam ir 3 metų, kažkam gal ten ir ilgiau. Ir kai supranta, kad tas žmogus visiškai netitinka mano lūkesčių. Pradžioje buvo rožiniai akiniai, pradžioje buvo įsimylėjimas, pradžioje buvo adrenalinas, pradžioje buvo emocijos, hormonai ten siautėjo ir taip toliau. Po to visą tai praeina ir tu supranti, kad tas žmogus visiškai netitinka tavo lūkesčių. Ne? Ir tu esi tame santykėje ir ypač jeigu ten spėjai apsiženyti ir dar spėjai vaikų jau prisidaryti ir perdegam santykiuose, suprantame, kad tai ne tai, ko norėjome dėja, taip, kada dar perdegam santykiuose, kada mes per daug savęs atiduodame, kai mes labai daug atiduodame savęs, mes kažką darom dėl kito, dėl kitų, dėl vaikų, dėl tėvų, dėl vyro, dėl draugių, dėl seserų, dėl brolių, dėl ten močiučių, senelių. Ir mes dėl visų stengiamės, darom ir kažką tai veikiam ir mes negaunam atgalinio šito, suprantat, atgalinio dėkingumo, mes visi norim dėkingumo, mes nesulaukiam tos grąžos. Aišku, kažkas galbūt pasakys, tai yra labai nedvasinga laukti dėkingumo atgal, nes o kurgi besąlyginė meilė, reikia viską daryti taip, kad tiesiog daryti iš meilės, stengtis dėl kitų ir nelaukti dėkingumo. Taip, bet mes nesam motinos Teresės turbūt, ne, ir ten nesam šventieji. Ir nešventieji puodus lipdo, kaip sakau, bet ne, mes esam žmonės. Ir normalu, kad mes vis vien tikimės kažkokio tai atgalinio ryšio. Mes tikimės vis vien kažkokio tai ir savo. Mes norime ne tik tai duoti, mes norime ir gauti. Ir tai yra normalu, tai yra labai žmogiška. Labai žmogiška. Nes greičiausiai mums visiems toli dar iki tos besąlyginės, tikros besąlyginės meilės. Ir ten iki Kristaus arba iki Budo sąmonės, tikrai ko gero toli. Ir mes nemokam pasakyti ne, mes nemokame brėžti savo ribų ir mes leidžiame pažeisti mūsų asmeninės ribas. Ir tada mes perdegam, mes emociškai perdegam, mes sėdim nelaimingi, nepresuojantis, paniūrę, apatiški, mes nebenorim stengtis, mes nebenorim nieko daryti. Ir mūsų meilės rezervuarai ištuštėja. Tai dabar ir parašykite, labai tikrai įdomu, kas iš jūsų esate perdegę veikloje, o kas esate ir jaučiatės perdegę santykiuose, arba parašykite tiesiog žodį veikloje ar santykiuose, man tiesiog labai įdomu, ar yra tokie iš jūsų, kurie jaučiatės, kad visiškai pervargot, dėl visų ten stengitės, arba, pavyzdžiui, galbūt jūs taip jaučiatės savo darbe, nes darbe ten irgi santykiai, ten galbūt yra, pavyzdžiui, pas jūs didelis kolektyvas ir jūs irgi jaučiate, kad jūs tenai kolektyve esate, pavyzdžiui, tas žmogus, kuris ten viską daro, viską organizuoja, visiems viską padeda, o jam nieko. Tai jūs galbūt parašykit, prašau, labai labai įdomu. Tai va, tai kaip tenai? Rašot kažkas veikloje. Galėtų rašoti veikloje. Tai va, tai dar kokie, tie yra vidiniai, dar pakalbėsim apie tai, kokie yra vidiniai perdegimo veiksniai. Dėl ko mes iš tikro tiek daug dirbame, apskritai tiek daug viską stengiamės. Ir tai dar, kas formuoja iš tikro tą perdegimą. Visi veikloje, daugiausia veikloje. Mes labai, bijome nuvilti artimus žmonės, mes bijome nuvilti draugus, pažįstamus, kolegas, viršininkus. Ir mes bijome to atstumimo, mes bijome būti išstumti iš bandos, išmesti iš bandos, nes mes esame vis vien socialinės būtybės, mums yra labai svarbu socializuotis, mums svarbu būti priimtiems į sistemą, į tą bandą. Ir pirmiausia, pagrindinė sistema tai yra šeima. Ir jeigu tenai mes jaučiamės įstumti, nepriimti, nereikalingi, taip, tai mes labai nesąmoningai, veikiant mūsų pasąmoniai, mes elgiamės taip, kad pradedam labai daug dirbti, tarsi norim kažką tai įrodyti,
siekti, pasiekti ir taip toliau, nes pas mus dar tenai slypi, pavyzdžiui, mažo vaiko trauma, vaikystėje patirta trauma, kur jūs, pavyzdžiui, kaip tas mažas vaikutis norėjote tėvų dėmesio, meilės jos negavote, pavyzdžiui, labai norėjote savo mamos dėmesio. Ir jūs dabar viską darot nesąmoningai, patys to nesuprasdami, kad gautumėt savo mamos įvertinimą. Ir galbūt tos mamos net gyvųjų tarpe jau nebėra, įsivaizduojate, bet psichika jinai tokia, jinai visą laiką nori revanšo, jinai nori, jeigu negavau dabar, aš noriu gauti ateityje tą įvertinimą. Bet čia yra jau psichologiniai, pasąmoniniai dalykai ir čia jau reikia kapstyti būtent psichoterapijos pagalba, psichologijos pagalba. Tai čia, jeigu norėsite, tai labai prašom individualiai padėsiu tokius visus dalykus išsikelti, susirasti ir su tuo pradirbti. Taip pat tai gali būti skolininko sindromas, tai gali būti apsišaukėlio sindromas. Tas būtent apsišaukėlio sindromas yra labai dažnas pas žmonės ir aš pati kažkada tai labai stipriai nuo jo kentėjau, nes tai yra vis atrodo, kad aš dar nesu pakankamai turintis, pavyzdžiui, žinių, nesu pakankamai kompetitingas ir negaliu eiti į viešumą, negaliu ten dar kažko tai daryti ir turiu atrodyti sėkmingas, turiu visiems įrodyti, kad esu geriausias, kad esu ten pats protingiausias, turintis daugiausiai žinių. Ir jeigu ten nedaug dievė turiu mažiau, tai dar negaliu eiti ten į viešumą, negaliu kažkokiu tai ten sau leisti daryti darbų ir taip toliau. Ir sėdžiu, kaip pavyzdys, toliau mokausi, toliau dirbu, ką tik tai nedarau, bet niekaip negaliu pradėti to, ką iš tikrųjų norėčiau pradėti. Pavyzdžiui, atitinkamos veiklos arba netgi santykių. Taip, tai žodžiu, bet šitie sindromai irgi yra tokie pakankamai, netgi, sakyčiau, sunkiai atkapstomi ir nelengvai pradirbami, bet irgi su jais yra įmanoma susitvarkyti, bet reikia pirmiausia juos suprasti, kad juos turiu ir iš kur jie atsirado, ieškoti jų šaknų ir irgi lygiai taip pat galima su jais pradirbti. Taip pat tai gali būti jums artimų žmonių, jūsų šeimos, jūsų giminaičių, jūsų ten, pavyzdžiui, vadovų, kolegų autoriteto spaudimas. Dar gali būti jūsų perdėta atsakomybė už pasaulį, prieš pasaulį. Yra daugybė žmonių, kurie nori išgelbėti pasaulį. Ir negali išgelbėti viso pasaulio, bet gelbėti, nori išgelbėti. Ir tokia perdėta, tokia perdėta atsakomybė vėlgi tai. Ir kas dar įtaką daro? Taip pat jūsų negatyvūs įsitikinimai, jūsų riboti įsitikinimai. Mes prote prisikuriam labai daug įvairiausių įsitikinimų, nustabdančių, trukdančių. Pavyzdžiui, turiu daug dirbti, kad turėti pinigų, turiu labai daug dirbti, turiu daug viršvalandžių dirbti. Nes kitaip turbūt pritrūksiu pinigų ir gal net apskritai numirsiu iš bado. Pastoviai mes save varom, turiu, privalau. Taip? Toks vidinis spaudimas, jau nekalbu apie išorinį spaudimą. Galbūt kažkas iš jūsų, pavyzdžiui, dabar vienas auginate 3 ten, ar net 5 vaikus. Gal, kad ir vieną vaiką, ne? Bet jūs suprantate, kad jūs esate atsakingas ir už vaiką, ir už save. Ir tikrai tada būna dar sunkiau ir dar sudėtingiau. Arba jūs, pavyzdžiui, prižiūrite savo tėvus, sergančius ir jūs dar ir už tėvus atsakingas, arba dar už kažkokius žmonės. Aš nežinau, jūsų minčių neskaitau, aš tik tai tą prasme dabar spėlioju ir sakau, kaip galėtų būti. Aha, gerai. Kas dar? Kada jūs esate tokioj, žinot, aplinkoje, agresyvioje aplinkoje ir tikrai tada yra tikimybė, kad tikrai tas perdėkimas jūs tikrai pasivys. Ir stebėkite būtinai savo savijautą, stebėkite savo jausmus, savo norus. Ir labai svarbu laiku kreiptis pagalbos, laiku sustoti, laiku pastebėti, laiku suvokti, kad tai vyksta, kad pas mane tai atsiranda šitas perdegimo sindromas ir laiku kreiptis pagalbos. Ir dar kaip sakiau, jau man atrodo šitą jau paminėjau, kad grėsmių buvimas kažkoks. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kažkokį tai jaučiat pastoviai nerimą, jūs turite kažkokius, pavyzdžiui, piktus, jums blogą linkinčius kaimynus, kažkokius draugus, kažkokius priešus.
jums kažkas gresia, jūs kažkokia tai nemalonios situacijos jūsų gyvenime, galbūt kažkokie tai teismai, gal kažkokios tai skyrybos ar kažkas, ir vat, jūs turite, ir jūs galite tada sakyti, nu tai kad neįmanoma, jeigu aš dabar su to sutvarkyti, aš turiu tai praeiti, tai išgyventi, bet įmanoma sutvarkyti savo reakcijas į tai, savo požiūrį į tai. Ne, kaip jūs į tai žiūrit? Ar jūs tenai sėdit ir mirštat iš baimės ir galvojat, nu, vat viskas, mano dabar čia yra pasaulio pabaiga, didesnių problemų jau būti ir negali, ir kaip čia man taip nesiseka ir taip toliau. Ar jūs tai žiūrite kaip į galimybę kažką tai savo gyvenime vis tik tai pasižiūrėti kitaip, pradėti kažką daryti kitaip, keistis, pakeisti savo požiūrį, pakeisti savo mintis į visą tą situaciją, kuri jūs dabar, nu, ten, pavyzdžiui, užklupo, taip? Tai va, ir taip, kas dar? Ir dar tada yra labai tokie gilūs dalykai, pasąmoniniai dalykai. Aš dabar čia gal daugiau tokius apie psichologinius dalykus, apie emocinius dalykus pakalbėjau, bet aš dabar noriu apie pasąmoninius dalykus, kurie yra tikrai pakankamai sunkiai atkapstomi ir kurie irgi prisideda prie šito emocinio perdegimo. Kokie tai dalykai? Tai yra, pavyzdžiui, tokios pasąmoninės programos, kurios susijusios su jūsų giminės sistemomis, su jūsų tais taip vadinamais santykių modeliais. Pavyzdžiui, dauguma žmonių turi tokias nesąmoningas programas solidarumo su savo tėvais arba su savo, nu, daleiskim, pavyzdžiui, su savo mama arba su savo visa ten moters giminė, solidarumas moters likimui. Tokios programos jos yra tikrai pasąmoninės, kai kurie žmonės, jau ačiū Dievui, tai supranta, kiti nejaučia, nesupranta ir net nežino, kad tokie dalykai yra. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mačiau visą gyvenimą labai daug ir sunkiai dirbančią savo mamą. Ir kadangi mes esam vaikai, kurie labai mylime savo tėvus, iš tikrųjų mes gimstame labai mylėdami savo tėvus, mes jau ateiname mylėti savo tėvų. Mes mylim savo mamą, mylim savo tėtį, mes labai jų norim. Ir kada mes matome, ką nors iš savo tėvų, taip kenčiantį, labai sunkiai dirbantį, pas mus tada išsivysto toksai sindromas, kad aš negaliu būti laimingesnis negu mano mama arba mano tėtis. Ir aš taip visą laiką hiperbolizuotai sakau, sušiksiu savo gyvenimą, kad nedaug Dieve nebūčiau laimingesnis už savo mamą. Tai žodžiu, aš pradedu elgtis lygiai taip pat, kaip mano tėvai. Lygiai taip pat tampu darboholikų, pavyzdžiui, arba ten, ta prasme, labai irgi sunkiai dirbu, nes noriu būti solidarus savo mamai arba savo tėčiui. Bet ar jums tai panašu, ar jums tai primena? Ir dabar pagalvokite, prašau, susimastykite apie savo tėvus, apie savo mamą pagalvokite, moteris ypatingai apie savo mamą, vyrai pagalvokite apie savo tėtį, kokį jūs pavyzdį matėte, koks buvo šeimos modelis, kas šeimoje dirbo, kas buvo atsakingas. Pavyzdžiui, pas mane asmeniškai, mano šeimos istorijoje, mano mamos linijoje labai yra sudėtingas moterų likimas. Mano promočiutė, jinai Sibire, buvo ištremta į Sibirą ir mano močiutė jau pagimdė, kai buvo Sibire. Mano močiutė grįžo į Lietuvą, jai buvo 12 metų. O mano promočiutė į Lietuvą grįžo viena su 5 vaikais. 5 vaikais vyras mirė tenai į Sibirą. Ir tie visi vaikai ir ta mano promočiutė, jie visi turėjo išgyventi. Ir mano močiutė ten buvo tame tarpe. Ir visi nuo 12 metų turėjo eiti dirbti. Ir sunkiai dirbti. Ir mano močiutė sunkiai dirbo. Ir promočiutė. Tai yra visos moteris, kurios sunkiai dirbo. Netgi po to, jau kai mano močiutė ištekėjo iš mano senelio, tai senelis iš tikro buvo tas iš tų vyrų, kuris sugebėjo aprūpinti šeimą ir leido močiutei nedirbti. Ir močiutė jau tikrai į senatvę, visiškai, jau pakankamai, į senatvę galėjo visiškai atsipalaiduoti ir nedirbti. Ir mes visi gyvenom kartu, ir dar mano mama kartu. Ir močiutę jau mačiau nedirbančią, bet mačiau sunkiai dirbančią savo mamą. Stengiačiau užsidirbti ir pastoviai
darančią viską, kad tik tai mums nieko nepritrūktų. Ir ko gero, bet vėlgi tas prisirišimas prie mamos, susitapatinimas, tas solidarumas mamai ir irgi gaunasi taip, kad toks viduje atsiranda, aš negaliu būti kitokia. Nors mes kartais pykstame ir sakome, mes tikrai ne už ką nebūsime tokie kaip mūsų tėvai. Ne už ką nebūsiu tokia kaip mano mama. Aš irgi galvodavau, nu aš jau tikrai tiek nedirbsiu, kiek mano mama. Ir kaip jūs galvojate, dirbau ir dar daugiau. Tai va, kur tik tai mes pasmerkiam savo tėvus, kur tik tai mes viduje nusprendžiam, kad jie kažką tai savo gyvenime daro ne taip, mes būtinai gausim bumerangų tai per galvą ir gausime tai atgal. Tai va, tai kas dar? Sindromas aš pati, tai va jis aišku ir atsiranda tas sindromas aš pati, atsiranda ir dėl šitų sąlygų, dėl susitapatinimo su giminės atstovų likimais, taip pat jis atsiranda dėl patirto vaikystėje emocinio nesaugumo atsiranda, taip pat dėl to nesaugumo ir lygiai taip pat dėl emocinio tėvų šaltumo. Jeigu nors vienas iš tėvų buvo emociškai šaltas, bent vienas iš tėvų, labai stipriai vystosi sindromas aš pati. Ir taip pat tokie požiūriai, kai aš pats turiu viską padaryti. Aš pats turiu viską pakeisti. Kas kitas, jeigu ne aš? Niekas kitas už mane geriau nepadarys. Tai vat, mėlyjeji, jie būtinai, va šitie vat, jūsų požiūriai, jie tikrai jūs prives prie emocinio perdegimo, nes jeigu jūs, tai gerai, jeigu jūs taip galvojate, bet jūs aišku taip ir elgitės, ne? Nes kai jūs galvojate, kad tik aš pats viską galiu padaryti, tai jūs ir darote, taip? Tai va. Tai irgi parašykite, ar jums rezonuoja, va tas va, solidarumas. Ar jūs tikrai irgi jaučiatės, kad dabar atkartojate kažkieno tai savo tėvų likimą. Man labai įdomu, labai bus dėkinga, jeigu pasidalinsite. Ir aišku, tas mūsų perfekcionizmas, jis vėlgi atsiranda iš vaikystės. Jis atsiranda, žinokit, iš vaikystės. Ir ten atsiranda tokia mintis, aš turiu viską suvaldyti, sutvarkyti, sudėlioti, viskas turi būti į lentynėlės pagal grafikus ir taip toliau. Neduok Dieve kažkaip tai tenai išeis iš rikiuotės, iš pusiausvyros, nebus kažkokio ten taip, kaip reikėtų pagal kažkokias tai taisyklės, tada viskas sugrius ir už to yra visą laiką irgi vėlgi mūsų nesaugumas, mes nenorim patirti streso, mes nenorim patirti jokių daugiau ten psichotraumų, saugom save nuo skausmo ir nuo tų visų negatyvių emocijų ir užtat norime viską suvaldyti patys. Tai ir toks mąstymas mūsų mėlyjeji verčia į kampą, verčia mus iš tikrųjų nusigręžti nuo to, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės patys ir gaunasi, kad mes nebeturim po to nei energijos, nei laiko, mes iššvaistome savo energiją, darydami viską už visus ir taip toliau. Bet rašot rezonuoja, rašot emocinis nesaugumas dėl šaltų tėvų. Dėkoju, kad dalinatės. Dėkoju. Tai va, tai žinokite, šiandien aš vis tik tai pagalvojau, kad aš vis tik tai labai norėčiau dar pakalbėti, paliesti etapus, perdegimo etapus. Ir sekantį kartą, tikrai dar padarysiu antrą dalį, aš sekančią visą antrą dalį aš skirsiu temai, kaip iš to išeiti, ką su visu tuo daryti. Šiandien mes su jumis nagrinėjame tik tai tuos veiksnius, priežastis, kaip tai atsiranda, kalbam apie tai, kad jūs tikrai pažintumėte, ar turite šitą sindromą ir su kuo jisai pas jūs yra susijęs ir kad jau susimastytumėte ir jau šiai dienai stepteltumėte ir pagalvotumėte apie savo gyvenimą. Tai dar šiandien noriu dar čia susirašusi su 4 etapus perdegimo ir tada aš jau šiandien jūsų, kaip sakoma, nebetrukdysiu. Bet dar noriu pakalbėti apie etapus. Tai pirmasis etapas, jis iš tikrųjų, jis aš taip vadinu nekaltasis etapas, jis atrodo visiškai nekaltai ir dar visiškai ten jis nepanašus į tą tokį perdegimą, dar toks, labai toks apgaulingas. Ir būtent šituo etapu reikia būti atsargiems, nes šituo etapu jau pas mus tenai labai skatina kažkoks labai didelis entuziazmas, idealizmas ir idėjos užvaldymas. Ir šituo etapu, čia sakau, dar visai neperdegimas. Čia yra labai didelis entuziazmas ir idėjos užvaldymas. Ir taip užvaldo, kad žmogus negali sustoti.
aš esu, žinokit, iš tų. Man kaip duoda kažkokią tai idėją per galvą, aš jau kaip sakau, kaip tiksliau ateina idėja į galvą, pavyzdžiui, aš noriu kažką daryti ir aš, žinokit, aš nebegaliu sustoti, aš savęs nebegaliu suvaldyti, man tiek užsidegimas veikti, man toks susidega entuziastos sindromas ir aš tiek noriu daryti ir dieną naktį daryti, aš tokia tampu aktyvistė, kuri pradedu iš savęs labai daug reikalauti, iš kitų reikalauti, man reikia staigiai čia ir dabar, pas mane išsijungia kantrybė, vis atsiranda visiška, žodžiu, nekantrybė ir aš tada suprantu, kad aš tada prieinu prie antrojo etapo, aš save išsekinu, netgi vat, iš to didelio entuziazmo, iš va to idėjos užvaldymo, tai va čia, žinokit, vėlgi tai yra veiksniai, kurie mus priveda prie emocinio perdegimo, bet mūsų nesuvaldymas to entuziazmo, to idealizmo ir tos idėjos. Tai va, ir tada atsiranda fizinis ir emocinis išsekimas ir kūno silpnumas. Tai čia va jau yra antrasis etapas. O toliau, žinokit, jau trečiasis etapas, tai jau yra, žodžiu, kada prasideda pirmosios gynybinės reakcijos. Pavyzdžiui, žmogus jau jisai intuityviai pradeda jausti, kad reikia jam ramybės, jisai jau mažiau nori kažkokius tai socialinius santykius, jau ten socialinius ryšius palaikyti. Ir jau tada procesas pradeda po truputį tapti lėtiniu. Žodžiu, pradeda irzlumas viskas didėti, pradeda trikti terminai, va tie deadline'ai jų nebesilaikomi, ten va tas būtent susierzinimas, nu va tie visi terminai, kurie aš vardinau, tai yra ne terminai, visos tos būsenos ir taip pat beviltiškumas, va tas nusivylimo jausmas ir va čia va prasideda jau tie blogi įpročiai suaktyvėja ir tokie santykiai su žmonėmis tampa šabloniški ir taip pat kūnas pradeda į tai reaguoti ir jau tada, žinokit, tai jau yra tas rimtesnis trečiasis etapas, o ketvirtasis etapas, tai jau, žinokit, viskas jau labai galutinai, tas, kas trečiame etape buvo, viskas galutinai sustiprėja ir jūs atsirandate galutinėme perdegimo etape. Ir ten tada tas perdegimo etapas jis dar taip vadinamas priešiškumo sindromu. Ir tai šitą sąvoką reiškia, kad žmogus iš viso savyje nebenešioja jokio džiaugsmo, bet tiesiog dingsta džiaugsmas iš gyvenimo. Bet tas liūdesys, apatija, norisi verkšlentis, nebesinori nieko daryti ir nebėra džiaugsmo, bet niekas nebedžiugina, neatsiranda. Ir net toks priešiškumas atsiranda viskam, pyktis, ne, ir pavyzdžiui, mes suvalgome žuvies, taip, ir mes išvėmė, apsinuodėjame, taip, ir tada mes kitą kartą, kai mes jau kažkokį tai užuodžiame blogą kvapą žuvies arba apskritai netgi žuvies kvapą, mes jaučiame pasibjaurėjimą. Tai yra apsauginis jausmas po apsinuodimo. Tai mūsų, žinokit, irgi šitas emocinis perdegimas, jis irgi jau gaunasi mūsų toks apsauginė būsena po didelio emocinio išsekimo, fizinio išsekimo. Ir mes jau tikrai turim būtinai reaguoti į tai, bet mes vis vien nereaguojam. Ir dauguma po to užtat šito laikotarpiu prieina prie labai sudėtingų ligų ir prie visokiausių sunkių psichosomatinių ligų. Reiškia, tokių psichosomatinių ligų ir apskritai kažkokių tai sudėtingų ligų. Tai va. Tai žinokit, šiandien tokias pagrindinės visas, tai ką norėjau pasakyti apie priežastis, apie veiksnius, apie patį sindromą ir apie save, aš jums papasakau ir dabar aš laukiu jūsų klausimų. Jeigu turite klausimų, prašau klausti, su malonumu atsakysiu, jeigu tai bus mano kompetencijai, aš būtinai jums atsakysiu, klauskite. Ir kita tema bus tikrai apie tai, ką su tuo visų daryti, kaip savo padėti, kaip aš savo padėjau, ką aš dariau. Ir bus jau ta tokia, jums dabar kyla klausimas, o ką daryti. Na, daugumą iš jūsų šitą dalį jūs turbūt klausėte ir galvote, visą tai aš ir taip žinau, nieko aš čia naujo galbūt neišgirdau, bet mano šita dalis skirta supažindinti jūs galbūt su tais veiksniais, apie kuriuos jūs nieko dar negirdėjote ir net nesupratote ir nesuvokėte. Ir taip pat vėlgi jūs priversti
priversti, nieko aš negaliu priversti, paskatinti jūs susimastyti, kad galbūt jūs esate tame ir jums jau būtinai reikia kažką tai daryti. Reikia kreiptis pagalbos. Pagalbos klausėte, kur kreiptis. Aš galiu pasiūlyti savo pagalbą. Ne? Jūs galite kreiptis į mane. Aš esu psichoterapeutė, aš esu holistinė terapeutė. Labai daug įvairiausių būdų naudoju darbe su klientais ir bioenergetiką naudoju. Ir netgi numerologiją galima pasakyti, tik tai nori, galima labai giliai eiti. Ir aš esu tas žmogus, kuris vedu į tas psichotraumas, ieškau šaknų šitų jūsų problemų, jūsų va šito perdegimo šaknų. Jau jūs dabar jau kažką tai susivokėte, suprantate, kodėl taip vyksta jūsų gyvenime, bet galbūt kažkas klausote ir nesuprantate. Iš kur pas mane, pavyzdžiui, toks didelis noras dirbti, iš kur pas mane toks didelis perfekcionizmas. Arba iš kur pas mane tas toks negaliu sustoti, tas sindromas aš pati ir taip toliau. Tai va, tai iš tikrųjų kreipkitės, su malonumu padėsiu. Visas mano konsultacijas, jų aprašymus jūs rasite mano tinklapyje gintarėdavainienė.lt, ten, kur yra terapinės konsultacijos arba regresinės terapijos. Bet aš jums pirmiausia siūlau vis tik ateiti į tą vadinamą diagnostinę konsultaciją, kad aš įsigilinčiau jūsų problemą, kad aš ją suprasčiau, tą jūsų problemą, ir tada tik tai aš galiu jums padėti. Ir nes, žinot, vienu atsakymu, vienu klausimu negaliu, neskaitau žmonių minčių, nesu, žinokit, ekstrasensė, kiaurai tenai nepermatau. Tiesa, taip, aiškiažinystės dovaną turiu, tikrai kartais pramuša tokie dalykai keisti, kad nežinau, iš kur žinau, bet vis vien man, norint padėti žmogui, man reikia įsigilinti į jo problemą. Taip, kad aš tikrai dirbu su perdegimu ir tikrai padėjau savo, tai aišku, kad galiu padėti ir kitiems. Na ir labai tikiuosi, kad mano sekanti transliacija dar aš tikrai darysiu, kaip ir sakiau, apie pagalbą, mes kalbėsimės ir ką daryti, ir kaip daryti. Bet jeigu jūs tikrai dabar turite kažkokį tikrai sunkų, neįsprendžiamą vidinį klausimą, jums taip atrodo, kad jis yra neįsprendžiamas, kažkokia problema, ar net kažkokių tai ligų, kažkokių ypač psichosomatinių ligų, aš taip pat ir esu šiuolaikinės psichoterapijos, šiuolaikinės psichosomatikos specialistė, aš taip pat dirbu ir su psichosomatinėmis ligomis. Tai va, tai tikrai labai jūsų lauksiu, kreipkitės ir tikrai, džiugu, rašote, kad tikrai labai dėkoju jums už atgalinį ryšį, džiaugiuosi, kad jums buvo naudinga ir kad radote tuos požymius. Tai va dabar, kai radote požymius, tai tikrai žinokit, sakykite sau stop. Jau nuo šiandien mano patarimas jums. Pirmiausia, dabar pradėkite galvoti apie save, apie savo norus. Ir paklauskite save šiai dienai, ko labiausiai norite jūs. Kas jums yra dabar svarbiausia. Kaip jūs jaučiatės ir kaip norite jaustis. Ko jūs iš tikrųjų norite. Kur dabar esate, kokiame taške esate ir į ką jūs norite judėti. Kas jums dabar yra svarbu, į ką jūs norite eiti. Klausite, ar padėtų vaistai nuo depresijos. Tikrai žinokit, aš, Giedra, negaliu taip atsakyti paprastai į šitą klausimą. Kažkam padėtų, kažkam nereikia vaistų, kažkam nerekomenduočiau. Kaip ir sakiau, aš turiu įsigilinti į žmogaus problemą, nes tikrai būna kartais, kad tikrai rekomenduoju vaistus, rekomenduoju kreiptis pas psichiatrus ir padėti savo medikamentais, bet aišku, yra, žinokit, ir papildų, kartais užtenka bet kartais tiesiog užtenka atrasti tą stresorių, tą pagrindinį faktorių, tą triggerį, taip vadinamą, kuris yra jūsų tas, kaip pasakyti, iškėlėjas visų tų negatyvių emocijų, kuris trigina jūs, kuris jūs jau verčia blogai jaustis ir panašiai. Su visu tuo pradirbti, pakeisti jūsų reakcijas į visą tai, jūsų emocinį stovį pakeisti. Jūsų galbūt net požiūrį į kažkokį tai kitą kampą padėti jums atrasti. Ir tikrai
jūs tikrai galėsite taip savo padėti jų. Tai ką, mėlyjeji, dėkui visiems už dėmesį, labai džiaugiuosi, dėkoju, kad dalyvavote, malonu jūs matyti, rašykite, skambinkite, klauskite. Va šita mūsų grupė, mokymo grupė ir sukurta tam, kad jūs būkite aktyvesni tenai ir sukurta tam, kad dalintumėmės, rašytumėte, klaustumėte. Jūs visi tokie, žinot, apsimiegoję, nieko, kai sakau, neaktyvus, bet aišku, kur jūs būsite aktyvus, aš jūs labai suprantu, kai iš tikrųjų tiek visko daug toje socialinėje medijoje, toje socialinėje erdvėje. Tai va, ir nuo šios dienos irgi pagrindinė rekomendacija, stabdykite savo laiką socialinėse medijose. Tai va čia pagrindinis patarimas. Tai kągi, gero vakaro ir tada iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Laukit, čia išjungti visą.